kuris skamba aikšteliai, tai yra muzika, tai Dievo mąstymas. Taip, žmogus mąsto iš žodžių grandinės dėliojant, Dievas mąsto muziką, jo mąstymo procesas. Daina tai yra žmonių gabumas dėlioti žodžių grandinę, plus Dievo gabumas dėti iš garsų melodijas. Tai yra mergelių žuvų junginys daina. Taip? Ir kada mes paleidžiam kažkokią muziką, o jinai dar su žodžiais, mes ten turim tokią dievišką energiją, kuri eina per muziką, ir žmogišką situaciją, kuri eina per tos dainos žodžius, kuri ten gali savį ištirpinti jausmus, ištirpinti minties, kažkokius įvykius įvykusius. Bet tai jau žmogiška, tai paleidžiam be žodžių, tai dieviška. Kiekvienas žmogus išgirdęs tą muziką išgyvens savo. Jeigu ten jau yra žodžiai, tai mes jau išgyvensim daugmaž kažką panašaus. Taip? O ta žuvis, jinai padaro jau žmogišką struktūrą, jinai jau padaro iš Dievo religiją. Taip galima sakyti. Tai va. Ir kada eina darbai, mes leidžiam, paimam tokių jau, zagatovki kaip čia, pusfabrikačių. Tai jau muzika, žodžiai padėti, mes tai aikštelė kaip šviesą pilam ir toj šviesoj mes kažką kuriam ten, kažkokius bandom sudėlioti naujas harmonikas. Tai kada bendra aikštelė eina, kartuojasi visas tas dainas, kurios naktinio darbo metu ėjo. Dedame į atskirą papkę ir bendra aikštelė visą tą eina. Viena po kitos, kaip ėjo naktį darbuose. Tai kadangi į tą šviesą jau įdėtas kažkoks darbas, ten mūsų dėliojamas harmonikas, aišku, tai nėra, kad ten kompe rašosi į failas tai, ką mes darėm, bet tai rašosi į tos failus, į mūsų psichikos, į mūsų pasąmonės failus, kad ta daina, kai skamba, ką tik jinai skambėjo darbo metu ir mumis ėjo pokyčiai energetiniai, taip? O dabar kaip inkaras yra, vėl skamba ta pati melodija, ta pati daina ir mumis rezonuoja tai, kas buvo ką tik, tai, ką mes išgyvenam sėdint prie aikštelės, būnant aikšteliai, eina rezonansas. Dėl to bendroje aikšteliai mes patys rezonuojam tam, kas buvo nakties metu darbuose. O jeigu kažkokie darbai buvo uždaryti, užfiksuoti, tai aikštelės tarsione tie darbai visą laiką prasisuka. Tai, ką mes padarėm, pradeda eiti. Kaip filmą kažkokį pafilmavom ir leidžiam tą filmą ratu. Iš to filmo iškarpam ir išmetam viskas, kas nebeįdomu buvo, tas, kas buvo įdomu, svarbu, naudinga. Pradedam, ten dirbam 8 valandas, iškarpėm 40 minučių vertingų ir tam tarsione eina vėl ta energija suharmonizuota ir ta informacija išgauta. Ir bendroje aikštelėje mes automatiškai gaunam visą tą, visą tai, kas ką tik buvo dirbama. Tai dėl to pradžiai, tai bendroje aikštelėje, yra prasme ir blaškytis. Tu tiesiog pildaisi, valgai tą košę, apie ką kalbėjai. Tave krauna viską, ko tavai dar nėra, kad tu pramiegoji, ar kad tu atmeti, ar kur nedalyvavai. O po to jau prasideda jūsų darbas, jau jūs aikšteliai kažką darot, kažko ieškot.
kūrėt, ten jūs stengiatės pajausti, apmastyti, išspręsti savo problemą kažkokią, bendrauti, nu kažką. Kažką, kas sudaro mūsų gyvenimo spektrą, mūsų gyvenimo diapazoną. Arba gali tą diapazoną praplėsti kažkiek. Tai vat, ir tai buvimas bendroje aikštelėje, aš noriu, man ten skauda, pavyzdžiui, klubas, eisiu su tuo padirbėsiu, ieškau tų judesių, tų minčių, tų žmonių, šalia kurio man, kažkaip jau ir išsisprendė, jau nebeskauda, taip, ką dabar man daryti? Eisiu pasimokysiu ten prie partnerių prisijungti, pavyzdžiui, be katastrofų, kad nesimušti. Einu ten nuo žmogaus iki žmogaus ir prisilipdau, vandens elementą saviugdau. Ugdau savybę. Jau pavyksta gerai, ir faina. Jau nusiboda, pavargsti tam darime. Gerai, su kuo dar? Ritmo jausmą dabar aš vaikščiosiu, skaičiuosiu ritmus, skaičiuosiu taktus, skaičiuosiu kuplėtus, bandysiu atspėti, kada ten prasidės kuplėtas, tą akimirką pagauti, kada pasibaigė daina, suprasti tą muzikinę struktūrą. Taip, tai svarbu. Su to dirbu. Statyti savo patiems užduotį, ką aš dabar darau bendroje aikštelėje. Dabar tiesiog noriu patirti kažką švelnumo, turiu daug savy, noriu išdalinti žmonėm, einu ten ir visus glostau ir apkabinėjau. Kol nepavargstu, jau kažkaip nesinori to, tad nėra jau mane į to švelnumą, išnaudojau. Ir gerai, ką dar daryti? Tai kada jau nėra ką daryti, eik savo ir miegok. Arba jeigu tu pagavai tą auksinį grūdelį, laimės akimirką išgavai kažkokią aikštelėje vietai, tarp kažkokių žmonių, tu pajutai, čia man tikrai, laikas sustoja, man čia gera, man vis tiek nesinori nieko ieškoti, viskas, aš jau radau, mano rojas. Ir būk ten. Aplink tavo tos laimės susiformuos, jeigu jinai vertinga pasaulyje, pradės augti kristalas. Arba tu pajausi, kad čia gera, aš čia atsistosiu, prisijungsiu prie kažkieno išrastos tas šviesos ir prie kažkieno harmonijos. Ir prisijung. Ir reikia tikėtis, kad tokių chamekų su dideliais šaukštais nebus daug, kad tu su ta laimė iš aikštelės ir išeisi. Kad kažkas tave neišvalgys, kol tu ten būni. Aš gal pavakar taip pesimistiškai, nes tikrai ir darbai buvo sunkus, ir pavargau, ir dar ta aikštelė, kuri ten ėjo, o tos žuvis, kurios ten užmušt norėjusi, taip. Žodžiu jau ir galvoju, kiek galima blaškytis, tai man gal šiandien ta atgarsis dar. Aišku, viskas ne taip tragiška pas mus, bet jeigu truputį mes kreipsim dėmesį į savo gyvenimo prasmingumą, tai bus tiek geriau. Taip, jūs galite jų gyvenimą įnešti prasmę, jūs galite pradėti jos mušti, pavyzdžiui. Ir tada jam atsiras kažkokia siekiamybė išvengti tuo, ko čia iš manęs nori, ir jie jau tada, ką daro, jie gelbėjosi, suprant?
Jie jau ateina ten svarstyklių kelių, nori išvengti kažkokio skausmo ar dar kažko. Galit su jais įeiti į kažkokius santykius, jūs turėsit siekiamybę. Aš noriu tą chaosą pamažinti, taip sutvarkyti čia, visiems padėti išvengti to chaoso. O ypač tam žmogui, kuris kūrė tą betvarkį. Ir tam žmogui prasminsit gyvenimą. Dabar jam reikia su jumis kažkaip, kažką daryti, džiaugtis gyvenimu, pavyzdžiui. Jeigu jūs tai darot šviesiojų būdų, taip, o jeigu jūs jį sudominat, užkabinat, jis dabar jam blaškytis nebeįdomu, jam įdomu su jumis būti. Daveskit jį iki kristalinės būsenos, kad jis pagavo laimės akimirką ir jis šalia jūs sustingo savo harmonijai. Jūs padarėt savarankiškai, padarėt tas kristalizacijos darbas. Suprantat, kristalizacija tai yra, yra mutabili terpė, yra betvarkis, chaosas. Ir tame chaose visko yra, potencija yra visko. Deimantai ir smaragdai, viskas yra tose dulkiuose. Kristalizacija tai atrinkti būtent tos dalelės, iš kurių jūs galite tą brangakmenį sudėti. Ir sudėti. Padaryti, kad visas tas dalelės savo vietose laikytųsi. Ir kai jūs laikot rankose deimantą, tai jau tikrai jūs matot, kad čia kažkokia stebuklinga tvarka, kad čia kažkoks grožis. O ne kažkoks ten tai, kas tik tai rankas, pačkai trūkė, kaip čia. Tepo rankas, taip, jeigu nesudėtas tas pats anglies dulkės į kristalą, tai bus tiesiog kaip žvakė užgasinat ir pirštai sutepti. Tai čiagi deimantas, tik nesutvarkytas, suprantat? Sutvarkykit. Ir jūs tada busit tos tvarkos šaltinis, kūrėjas tos harmonijos. Ir tai irgi savybė, jeigu jūs priprantat tai daryti, tai jums tai darosi lengviau ir lengviau ir lengviau. Ateinat ten, kur tik chaosas, kur purvas ir padarat ten deimantų aplink save. Ir gyvenat tokiam pasaulyje harmoningam. Tai va. Tu gali sugalvoti, tu gali kažkokį planą, taip, kažkokią dievišką harmoniją paimti kaip pavyzdį. Sustatyti kažkas, kas tau žinoma, kokią cheminę molekulę, sustatyk etanolį aikštelėje. Tu žinai jo formulę struktūrinę. Pasirink savo. Čia bus vandenėliai, o čia bus ten tas deguonėliai, o čia bus anglis, taip. Ir sujung taip, kad jie stovėtų. Kai jie atsistos tokia tvarka, jie jau negalės iš ten pajudėti, nes tai harmonija. Pati forma laikys, jam ten bus gera, jie nesupras, kodėl jam gera, bet jam ten bus gera. Kodėl ta molekulė neiščyra? Ne dėl to, kad kiekvienas atomas žino, kad aš čia labai svarbi molekulės dalis ir ta molekulė etanolis ir jis labai vertingas žaizdams ten, pavyzdžiui, dezinfekuoti. Taip? Tiesiog tam atomui ten gera ir viskas. Jam pajudėti į kairę skaudu, į dešinę skaudu, o ten gera. Ir jis ten būna.
suprantat, taip ir žmonės mes lygiai taip pat, mes jaučiam, va, man šalia šito žmogaus gera, tiesiog gera, va. O kas tai yra, ar tai koks, nežinau, ten deguonies molekulė O2, ar čia koks ten šarminis, ten OH, ar dar kažkokia funkcija, kuris pasaulyje daro savo pokytį, suprantat, kuri pasaulyje atlieka savo funkciją, yra pasaulio kažkokia dalelytė. Va, tu jauti, kad man labai gera, kai man šitas čia stovi, o šitas aplink va taip va juda, o šitas čia man po kojam tupi, o va aš va taip va dar darau. Ir man tiesiog kaifas toks yra. Ir nesinori nieko keisti. Nu tai va ir yra kristalas. Ir tas kristalas, jis gali, ta funkcija, jinai gali būti jūsų sielai arba jūsų protė. Sielai, o tas jausmas, tas va, kažkoks tvarkos pojūtis, kad va taip sudėsiu ir bus gerai. Nu, kaip jūs stalą serviruojat, taip? Nu tiesiog, va taip padėjot viskas, servietėlės, puodukus, lėkštės ir va, dabar, ne, dar nelabai gražu, o dar tą vazą o dabar gražu, kristalas. Jau dabar keisti to nesinori visiškai, va, į čia sieloj, tiesiog jūsų tas pojūtis, va, kaip gera, kaip negera, o gali būti protė, taisyklės, kur dėti lėkštė, iš kokios pusės šakutė, iš kokios peiliukas, taip, arba kažkoks ten sumanimas struktūrinis, kad vat aš taip viską sudėsiu, kas simbolizuos čia vat vartai į rojų, o ten ananasas stovi, kuris simbolizuoja Dievą, o čia vat druska pakeliui tas, kas simbolizuoja žemėje esantis darbą. Ir va aš viską taip sudedu ant stalo, pas mane visas ten žmogaus dvasinis kelias ir viskas į tą tvarką įeina ir maistas stovi ir įrankiai ir viskas teisingai ir patogu. O tada mano tas kaifas jau struktūrinis, suprantat? Ne tiesiog taip gražu ir viskas. O yra struktūrinis suvokimas, kodėl tai yra gražu. Nu, o jeigu tai dar ir tiesiog gražu, nu, dažniausiai taip yra, jeigu kažkoks yra kristalas, tai jau jis eina į viršų ir apačią, jis visur, nu, susiprojektuos. Ir tai, kas jums tiesiog gražu, ateina žmogus mąstantis, jis paaiškins, kodėl jums tiesiog gražu. Ateina žmogus su struktūriniu mąstymu, jis jums paaiškins simbolizmą to, ką jūs tiesiog padarėt, dėl to, kad jums buvo gražu. Suprantat? Kauzalinis žmogus paaiškins, kodėl patogu taip. Kodėl su to dabar lengva, vat, jeigu valgyt sėdat, lengva valgyti viskas po ranka. Ir jeigu jūs padarysit, kad viskas būtų po ranka ir būtų patogu, tai tas, kuris vedamas siela, jis ateis ir, oi kaip gražiai, aš čia gražiai ir nebandžiau padaryti, aš padariau, kad tai būtų funkcionalu, patogu. Nu taigi ir gražu. Žiūrėmės į kokį žirgą ir wow, kaip gražu, tai ten jokio grožio, ten viskas, kad jam bėgti būtų patogu greitai padaryta. Nu tai va, funkcionalume ir yra grožis. Tai yra kristalas, kuris praeina per visus sluoksnius, suprantat? Ir taip yra, vat graži moteris, taip. Jinai negraži, jinai funkcionali tiesiog, joje viskas yra, kas gali pritraukti vyrą ir padėti jai vaiką sveiką pagimdyti. Vat tai ir yra mūsų grožio visi etalonai. O va tas vyras koks gražus. Nu tai va, viskas, kad apginti save, apginti
savo ten vaiką, moteris, vat koks tos grožis. Šalia pastatyk gražus vyras, graži moteris, jie visiškai nepanašus. O jeigu dar šalia pastatyti gražų žirgą, gražų šunį, gražų paukštį, nu, kas bendro yra. Vat kristalas įdėtas. Ir vat jis visur praeina, suprantat, estetinis mūsų jausmas patenkintas, kad tas paukštis labai gražus, tas žirgas labai gražus, ta moteris labai graži. O pradedam krapštytis tą grožį elementus, nu, išardysim, tai pasirodys, kad tai labai patogu, funkcionalu. O dar pradėsim analizuoti protų, pasirodys, kad tai labai logiška tai buvo padaryti, kad kitaip ir nesugalvosi. Kad būtent taip reikia. Pasėdėti gerokai ten, gerai pagalvoti ir taip pat padarysi. Suprantat, ir va taip yra. Iš kur jūs pradedat tą kristalą statyti? Iš savo pojūčių. Darykit, kaip jums labai malonu. Ir gausit kristalinę funkciją, kuri po to nuo to malonumo, nuo to pojūčių garmonija į jūsų jausmus, jūsų siela susigarmonizuos ir jūsų mintis susigarmonizuos. Ir jūs pradėsit suprasti taip pasaulį, kaip iki tol nesuprasdavot, nes jūsų protas jau paėmė savo veikimo naują harmoniką. Ir jūsų aplink jūsų įvykiai pradės klostytis harmoningai. Ir tai suformuos jūsų harmoningą asmenybę. Ir tai gali įvykti labai greitai. Nu, va dabar aikštelėje išliups. 3 minutės radot kristalą. Svarbu, kad kažkoks iš jūsų tų struktūrinių aukštų pasiektų absoliučios harmonijos. Kad nieko čia, tam pojūčiu jau nieko netrūksta. Tai, kad dabar mano kūnas jaučia tobulai. Tam judesiui nieko netrūksta, tas mano kūnas juda tobulai, aš jau negaliu to padaryti geriau. Radau šitą harmoniją. Ir nuo to augs pojūčiai, jausmai, mintis, jūsų gabumas, funkcionalumas veiksmuose.